6 skyrius. Šizofrenija, kaip ir sakyta. Kai garsios neseniai Pamaskvėje ant upės kranto atstatytos psichiatrinės klinikos priimamai įžengė žmogus smaila barzdelė, apsivilkęs baltų chalatu, buvo 1:30 nakties. 3 sanitarai nenuleido akių nuo Ivano Nikolajevičiaus sėdinčio ant sofos. Čia pat buvo ir neapsakomai susijaudinęs poetas Riuchinas. Rankšluošiai, kuriais buvo surištas Ivanas Nikolajevičius, dabar kupsojo ant tos pačios sofos. Ivano Nikolajevičiaus rankos ir kojos buvo laisvos. Išvydęs įėjusį, Riuchinas išbalo, krenkštelėjo ir nedrąsiai pratarė: "Labas vakaras, daktare." Daktaras linktelėjo Riuchinui, bet pažvelgė ne į jį, o į Ivaną Nikolajevičių. Tasai sėdėjo lyg suakmenėjęs, suraukęs antakius, piktas ir net nekrustelėjo įėjus gydytojui. "Štai, daktare," kažkodėl paslaptingai sušnibždėjo Riuchinas bailiai dirščiodamas į Ivaną Nikolajevičių. "Žinomas poetas Ivanas Benamis. Štai, matote, mes bijomės, ar tik ne baltoji karštinė." "Smarkiai gėrė?" prakošė pro dantis daktaras. "Ne, išgerdavo, bet ne tiek, kad tarakonų, žiurkių, kipšiukų ar šmižinėjančių šunų negaudė." "Ne," krūptelės atsakė Riuchinas. "Mačiau jį vakar ir šįryt jis buvo visai sveikas." "O kodėl su apatinėmis? Iš lovos pakėlėt?" "Daktarė, jis toks į restoraną atėjo." Aha, labai patenkintas pasakė daktaras. "O kodėl apsidraskęs, su kuo nors mušėsi?" "Nuo tvoros nukrito, o paskui restorane vienam užvožė. Ir dar kai kam." Taip, sumurmėjo daktaras ir atsisukęs į Ivaną pridūrė: "Sveiki gyvi." "Sveikas, kenkėjau," piktai ir garsiai atsakė Ivanas. Riuchinas taip suglumo, jog ne akių nedrįso pakelti į mandagų į daktarą, bet tasai niemaž neužpyko, tik įprastu mikliu judesiu nusiėmė akinius, kilstelėjo chalato skverną, įsikišo akinius į užpakalinę kelnių kišenę, o paskui paklausė Ivaną: "Kiek jums metų?" "Eikite jūs visi velniop iš tikrųjų," šiurkščiai užriko Ivanas ir nusisuko. "Kodėl jūs širstate? Argi aš pasakiau ką nors nemalonaus?" "Man 23 metai," audringai prašneko Ivanas, "ir aš jūs visus apskūsiu, o pirmučiausia tave, Glinda," kreipėsi atskirai į Riuchiną. "O dėl ko jūs skūsitės?" "Dėl to, kad mane sveiką žmogų pačiupo ir jėga atgabeno į beprotnamį," tužmingai atsakė Ivanas. Riuchinas pažiūrėjo į Ivaną ir nustėro. Jokio pamišimo jo akyse nesimatė. Gribojedovė jos buvo drumstos, o dabar pasidarė skaidrios kaip visada. "Dievulėliau," išsigandęs pamanė Riuchinas, "juk jis tikrai normalus. Tai bent, ko mes jį po galais čia atitempėm?" Normalus, tik snukis išakėtas." "Jūs esat," ramiai prašneko gydytojas, sėsdamas ant baltos sukamos kėdutės su blizgančia koja, "nebe protnamyje, o klinikoje, kur jūsų niekas nelaikys, jeigu nebus reikalo." Ivanas Nikolajevičius netikėdamas pašnairavo, bet vis dėlto burptelėjo: "Garbė Dievui, pagaliau atsirado bent vienas normalus tarp tų visų idiotų, iš kurių pats pirmasis Saška mulkis be jokio talento." "Kas tas Saška be talento?" pasteiravo gydytojas. "Štai jis, Riuchinas," atsakė Ivanas ir dūrė murzino pirštu Riuchino pusėn. Tasai plikstelėjo iš susijaudinimo. "Štai kaip jis man atsidėkoja," apmaudžiai pagalvojo jis, "už tai, kad parodžiau jam širdį, tai bent sukčius tikrai." "Tipiškas božiokas pagal savo psichologiją," įsišnekėjo Ivanas Nikolajevičius, kuriam matyt knietėjo demaskuoti Riuchiną. "Ir dar božiokas, kuris uoliai dangstosi proletaro kaukę. Pažvelkite į jo solidžią fizionomiją ir palyginkite ją su tais skambiais eilėraščiais, kuriuos jis parašė gegužės 1 proga. Plazdėkit, plevenkit, o jūs dirstelėkit į jo sielą. Ką jis ten savo galvoja? Aiktelėsit." Ir Ivanas Nikolajevičius piktdžiugiškai nusikvatojo. Riuchinas šnopavo, raudo ir galvojo tik apie tai, kad sušildė užantyje gyvatę, kad šoko į pagalbą tam, kursai pasirodė esas pikčiausias priešas, o svarbiausia, nebuvo kas daryti. Juk nepulsi rėtis su psichiniu ligoniu. "O kodėl jūs atvežė būtent pas mus?" paklausė gydytojas, įdėmiai išklausęs benamio kaltinimus. "Kad jos kur velniai tuos avigalvius sugriebė, surišo kažkokiais skarmalais ir atbogino sunkvežimiu." "Leiskite paklausti, kodėl atėjote į restoraną vienais apatiniais?" "Čia nieko nuostabaus," atsakė Ivanas. "Maudžiausi Maskvos upėje, mano drapanas nukniaukė, o šitą šlamštą paliko. Nejau nuogas eisiu per Maskvą. Apsivilkau ką radęs, nes skubėjau į restoraną pas Gribojedovą." Gydytojas klausimai pažvelgė į Riuchiną ir tasai niūriai burptelėjo: "Restoranas taip vadinasi." "Aha," tarė gydytojas. "O kodėl skubėjo?" "Koks nors svarbus pasimatymas? Aš konsultantą gaudau."
atsakė Ivanas Nikolavičius ir neramiai apsižvalgė. Kokį konsultantą? Ar žinote Berliozą? Reikšmingai pasteiravo Ivanas. Ta kompozitorių Ivanas suirzo. Kokį dar kompozitorių? Ak tiesa. Ne, kompozitorius Mišos Berliozo bendrapavardis. Riuchinas nenorėjo nieko kalbėti, bet turėjo paaiškinti. Masolito sekretorių Berliozą šįvakar prie patriarcho tvenkinių suvažinėjo tramvajus. Nepliurp, ko nežinai, užpyko Ivanas ant Riuchino. Aš ten buvau, o ne tu. Jis jį tyčia po tramvajum pakišo. Pastūmė? Ką jūs čia šnekat pastūmė, nirždamas dėl tokio visuotino neišmanimo suriko Ivanas. Tokiam ir stumti nereikia. Jis tokių triukų gali iškrėsti, kad tik laikykis. Jis iš anksto žinojo, kad Berliozas palys po tramvajum. Ar be jūsų dar kas nors matė tą konsultantą? Taigi, kad tik mudu su Berliozu. Aha, ir kokių priemonių jūs ėmėtės, norėdamas sugauti žudiką? Čia gydytojas atsisuko ir žvilgtelėjo į moterį baltų chalatu sėdinčią atokiau prie stalo. Ji išsitraukė lapą ir ėmė pildyti tuščius tarpus jo grafuose. Šit kokių priemonių. Pasėmiau virtuvėje žvakelę. Štai šitą pasidomėjo gydytojas, rodydamas sulūžusią žvakę, gulinčią greta švento paveikslėlio ant moters stalo. Ta pačia ir, o paveikslėlis kam? Na, paveikslėlis, Ivanas išraudo. Paveikslėlis už vis labiau ir išgazdino. Jis vėl dūrė pirštų Riuchino pusėn. Bet reikalas tas, kad konsultantas, kalbėkime be užuolankų, susidėję su nelabuoju, taip pigiai jo nepagausi. Sanitarai kažkodėl išsitempė, prispaudė rankas prie šlaunų ir įsistebeilijo į Ivaną. Taigi, aiškino Ivanas, susidėjęs, nebejotinas faktas. Jis pats kalbėjosi su Poncijum Pilotu. Ko jūs mane taip žiūrite? Teisybę sakau, viską matė, ir balkoną, ir palmes. Žodžiu, buvo pas Poncijų Pilotą, galvą dedu. Na, tai va, aš paveikslėlę ant krūtinės prisisegiau ir leidausi bėgti. Tuo metu laikrodis išmušė 2 kartus. Ehe, šūktelėjo Ivanas ir pašoko nuo sofos. 2 valanda, o aš čia niekam laiką gaištu. Atsiprašau, kur telefonas? Praleiskit prie telefono, paliepė gydytojas sanitarams. Ivanas sugriebė ragelį, o moteris tuo tarpu tyliai paklausė Riuchiną. Jis vedęs? Viengungis, atsakė išsigandęs Riuchinas. Profsąjungos narys? Taip. Milicija, suriko Ivanas į ragelį. Milicija, draugas budėtojau, tuoj pat duokit nurodymą išsiųsti 5 motociklus su kulkosvaidžiais užsieniečiui konsultantui sulaikyti. Ką? Užsukite pas mane, aš važiuosiu kartu. Kalba poetas Benamis iš Beprotnamio. Koks jūsų adresas? Uždengęs delmo ragelį, pašnipždom paklausė Benamės daktarą, o paskui vėl suriko. Jūs girdit? Alio? Kiaulystė! Ūmai subliuvo Ivanas ir trenkė ragelį į sieną. Paskui pasisuko į gydytoją, atkišo jam ranką, sausai pratarė. Viso gero ir susiruošė eiti. Atleiskit, kurgi jūs eisit? Prabilo gydytojas, žiūrėdamas Ivanui į akis. Vidury nakties, vienais apatiniais. Jūs blogai jaučiatės. Likit pas mus. Praleiskit, pasakė Ivanas sanitaram užstojusiems duris. Praleisit ar ne? Klaikiu balsu suriko poetas. Riuchinas sudrebėjo, o moteris paspaudė mygtuką įtaisytą stale ir ant jos stiklinio paviršiaus iššoko blizganti dėžutė ir užlydyta ampulė. Šit kaip, dilbakuodamas lyg užspiestas žvėris, išrėžė Ivanas. Na gerai, likit sveiki, ir atstatęs galvą, metėsi į langą dengiančią užuolaidą. Žvangtelėjo gana smarkiai. Tačiau stiklas anapus užuolaidos netrupučio neįskilo ir po akimirkos Ivanas jau spurdėjo sanitarų rankose. Jis kriokė, bandė kandžiotis, rėkė, tai štai kokius stiklelius įsitaisėt, paleisk, sakau. Gydytojo rankose žybtelėjo švirkštas, moteris vienu mostu perplėšė sutriušusios palaidinės rankovę ir su nemoteriška jėga nustvėrė ranką. Pakvipo eteriu, Ivanas sugriebtas 4 žmonių apsilpo ir miklus gydytojas, pasinaudojęs šiuo momentu, suvarė adatą į Ivano ranką. Ivaną dar keletą sekundžių palaikė, paskui pasodino ant sofos. Banditai, suklikė Ivanas ir pašoko nuo sofos, tačiau buvo vėl pasodintas. Vos paleistas jis mėgino stryktelėti, bet atsisėdo jau pats. Jis patylėjo, patrakusiu žvilgsniu apsidairė aplink, nelauktai nusižiovavo ir piktai išsišiepė. Vis dėlto sudorojote. Tarė jis dar kartą nusižiovavo, nelauktai atsigulė, galvą pasidėjo ant pagalvės, kumštį vaikiškai pasikišo po skruostų, mieguistų balsų jau be pykčio sumurmėjo. Na ir puiku, patys ir kentėsit. Aš perspėjau, o jūs žinokitės. O man dabar užvis labiausiai rūpi Poncijus Pilotas. Pilotas. Ir jis užsimerkė. Vonia, 117 vienutę ir postą prie jo. Patvarkė gydytojas, užsidėdamas akinius. Riuchinas vėl krūptelėjo.
Be garso atsivėrė baltos durys, už jų buvo matyti koridorius, apšviestas mėlynų naktinių lempučių. Iš koridoriaus ant guminių ratukų riedėjo kušetė, ant jos perkelė nurimusį Ivaną ir jis nuvažiavo koridorium, o durys užsidarė. Daktare, sušnibždėjo priblokštas Riuchinas, vadinasi, jis tikrai serga. Taip, atsakė gydytojas. O kas jam? Nedrąsiai paklausė Riuchinas. Pavargęs gydytojas pažvelgė į Riuchiną ir vangiai atsakė. Psichomotorinis susijaudinimas, klėdesinės interpretacijos, matyt sudėtingas atvejis. Greičiausiai šizofrenija. O dar alkoholizmas. Riuchinas nieko nesuprato iš daktaro aiškinimo, išskyrus tai, kad Ivano Nikolajevičiaus reikalai matyt prasti, taigi atsiduso ir paklausė. O ką jis čia vis šneka apie kažkokį konsultantą? Turbūt matė ką nors, kas paveikė jo sutrikusią vaizduotę, o gal ir haliucinavo. Po kelių minučių sunkvežimis lakino Riuchiną į Maskvą. Švito ir dar neužgesintų žibintų šviesa paplentėse buvo nereikalinga ir nemaloni. Šoferis širdo, kad žuvo visa naktis, gynė mašiną iš paskutiniųjų ir per posūkius ji blaškėsi į šonus. Štai ir miškas nušlamėjo, liko kažkur užpakalyje ir upė nusuko į šalį, priešai sunkvežimį šmėsčiojo visokiausi dalykai, kažkokios tvoros su sargybos būdelėmis ir rietuvės malkų, aukšti stulpai ir kažkokie bokštai apkraigalioti rytėmis, krūvas skaldos, kanalų išvaguota žemė, žodžiu galėjai jausti, kad Maskva jau čia pat, kad ji tuoj štai už posūkio užgrius ir apglėbs tave. Riuchinas jautėsi purtomas ir svaidomas, kažkoks medgalys, ant kurio jis sėdėjo kartkartėmis vis mėgino išsprūsti iš po jo, restorano rankšluosčiai, kurios paliko troleibuso anksčiau išvažiavęs milicininkas ir Pantelėjus, šliaužėjo po visą kėbulą. Riuchinas buvo bebandas juos surankioti, bet kažkodėl piktai sušnypštęs, tegu juos velniai, kurių galų aš čia kaip koks kvailys tasausi, paspyrė koją ir nusuko akis šalin. Keleivio nuotaika buvo siaubinga. Aiškėjo, kad apsilankimas sielvarto namuose paliko jo širdyje labai gilų pėdsaką. Riuchinas bandė suvokti, kas jį kamuoja. Koridorius su mėlynomis lemputėmis, įstrigęs į atmintį. Mintis, kad didesnės nelaimės už proto aptemimą pasaulyje nėra. Taip, žinoma ir ji, bet juk tai nesvarbiausia. Tai tik abstrakti mintis, o yra dar kažkas. Kas? Nuoskauda štai kas. Taip, užgaulūs žodžiai, kuriuos benamis išdrožė jam į akis. Ir apmaudu ne todėl, kad jie užgaulūs, o todėl, kad teisingi. Poetas jau nebesidairė į šalis, o įsistebėlėjo į purvinas grindis ir ėmė kažką murmuliuoti, inksti, kankindamas pats save. Taip, eilėraščiai. Jam 32 metai. Iš tikrųjų, o kas toliau? Ir toliau jis rašinės po kelis eilėraščius per metus. Lygi senatvės? Taip, lygi senatvės. Ką jam atnešti eilėraščiai? Šlovę? Nesąmonę. Neapgaudinėk nors pats savęs. Šlovė niekada neateina pas tą, kas kuria prastus eilėraščius. Kodėl jie prasti? Teisybė, pasakė, negailestingai plakė save Riuchinas. Nei per nago juodimą netikiu aš tuo, ką rašau. Neurastenijos priepolio apniktas poetas susverdėjo, grindys po jo liovėsi tirtėti, Riuchinas pakėlė galvą ir išvydo, kad jis jau seniai Maskvoje ir kad virš Maskvos jau aušra, kad debesis iš apačios nuauksinti, kad jo sunkvežimis stovi įstrigęs kitų mašinų kolonijoje ties posūkiu į bulvarą ir kad visai šalia, truputį palenkęs galvą, ant postamento stovi metalinis žmogus ir abejingai stebi bulvarą. Kažkokios keistos mintys siūptelėjo į pasiligojusio poeto galvą. Štai tikros sėkmės pavyzdys. Riuchinas atsistojo visų ūgių sunkvežimio kėbulę ir iškėlė ranką, nežinia kodėl užsipuolęs niekam nieko blogo nedarantį metalinį žmogų. Kad ir kokį žingsnį gyvenime jis būtų žengęs, kad ir kas jam būtų nutikę, viskas išėjo jam į naudą, viskas jam nešė šlovę. O ką jis padarė? Negaliu suvokti. Kogi ypatingi tie žodžiai? Vėtra šėlsta. Nesuprantu. Pasisekė, staiga tužmingai nutarė Riuchinas ir pajuto, kad sunkvežimis truktelėjo. Šovė į tasai baltakvardietis ir sutrupino blauzdikaulį ir garantavo nemirtingumą. Kolona pajudėjo. Visiškai pasiligojęs ir net susenęs poetas ne vėliau nei po 2 minučių įžengė į Gribojedovo verandą. Ji jau buvo ištuštėjusi. Kampe baigė gerti kažkokią kompaniją, jos vidurys keričiojosi pažįstamas konferencija su tiubetėjka ir taurė šampano rankoje.
Riuchiną nešiną glėbių rankšluosčių labai maloniai sutiko Arčibaldas Arčibaldovičius ir tučtuojau išvadavo nuo tų prakeiktų skudurų. Jeigu Riuchinas nebūtų taip nukamuotas klinikoje ir sunkvežimėje, jis turbūt su malonumu būtų išklojęs viską, kas dėjosi klinikoje, pagražindamas savo pasakojimą išgalvotomis smulkmenomis. Tačiau šią akimirką jam ne tas rūpėjo. Be to, nors Riuchinas ir nebuvo itin pastabus, dabar išduskintas sunkvežimio jis pirmą kartą įsižiūrėjo į pirato veidą ir suprato, kad tasai nors ir klausinėja apie benamį ir net šūkčioja ajajai, iš tikrųjų visai abejingas benamio likimui ir nėmaž jo nesigaili. Ir teisingai šaunuolis su cinišku pakaruoklišku įtūžiu pagalvojo Riuchinas ir ūmai liovęs pasakoti apie šizofreniją paprašė: Arčibaldovičiau, ar ilkėlės būtų neprašal? Piratas nutaisė užjaučiamą miną, sukuždėjo suprantu, beregint ir mostelėjo oficiantui. Po 15 minučių Riuchinas vienas vienutėlis kirksojo susirietęs prie žiobrio, lenkė taurelę po taurelės, suprasdamas ir pripažindamas, kad jo gyvenime nieko nebegalima pataisyti, galima tik pamiršti. Poetas iššvaistė savo naktį, kol kiti puotavo, ir dabar suprato, kad jos nebesugražinsi. Užteko tik kilstelėti galvą nuo lempos į dangų, kad pamatytum, jog naktis pražuvo amžinai. Oficiantai paskubom plėšė nuo stalų staltiesės. Palei verandą šmirinėjantis katinai markstėsi nuo ryto šviesos. Poetą nesulaikomai užgriuvo diena. 7 skyrius. Netikęs butas. Jeigu kitą rytą Stiopai Lichodėjevui kas nors būtų pasakęs: Stiopa, jeigu šią minutę neatsikelsi, būsi sušaudytas, Stiopa prislėgtų vos girdimų balsų būtų atsakęs: šaudykit, darykit su manim ką norite, aš nesikelsiu. Lichodėjevui atrodė, kad jis ne tik atsikelti, bet nei akių pramerkti negali, kad vos pabandžius tai padaryti, tvyksteltų žaibas ir jo galva ištikštų į gabalus. Toje galvoje gaudė didžiulis varpas, tarp akių obuolių ir užmerktų vokų šmėžavo rudos dėmės su raudonai žaliais apvadais, bet to jį dar pykino ir atrodė, kad tas pykinimas susijęs su kažkokio įkyraus patefono garsais. Stiopa bandė ką nors prisiminti, tačiau prisiminė tik tiek, kad berods vakar ir nežinia kur jisai stovėjo su servetėle rankoje ir taikėsi pabučiuoti kažkokią damą, žadėdamas jai, jog kitą dieną lygiai 12 ateisęs pas ją į svečius. Dama atsikalbinėjo, sakydama: ne, manęs nebus namie, o Stiopa prisispyręs kartojo: o aš imsiu ir ateisiu. Nei kas toji dama, nei kuri dabar valanda, nei kuri diena, nei koks mėnuo Stiopa nežinojo. Ir kas visų liūdniausia, negalėjo suprasti, kur jis yra. Jis pabandė nors tai išsiaiškinti, tad praplėšė sulipusius kairės akies vokus. Prietemoje kažkas blausiai švytėjo. Pagaliau Stiopa atpažino Triumo ir suprato, kad guli aukštielninkas savo lovoje, kitaip sakant, buvusioje juvelyro našlės lovoje, miegamajame. Čia jam taip suskaudo galvą, kad jis užsimerkė ir suvaitojo. Paaiškinsime. Stiopa Lichodėjevas, Varjetė teatro direktorius, nubudo rytą savo bute, tame pačiame, kurį jie dalinosi perpus su Velioniu Berliozu, dideliame 6 aukštų name, atgręžtame į Sodų gatvę. Reikia pasakyti, kad tasai butas, 50 numeris, jau senokai pasižymėjo, jeigu neprasta, tai bent keistoką reputaciją. Prieš porą metų jį dar valdė juvelyro de Fužerė našlė. Ana Francevna de Fužerė, garbinga ir itin veikli 50-metė dama, 3 kambarius iš 5 buvo atidavusi nuomininkams, vienam, kurio pavardė Belomutas, o kitam su neišlikusia pavardė. Ir štai prieš 2 metus bute prasidėjo nesuprantami dalykai. Žmonės iš to buto pradėjo paslaptingai dingti. Sykį poilsio dieną į butą atėjo milicininkas, pasivadino į prieškambarį antrąjį gyventoją, kurio pavardė neišliko, ir pasakė, kad šis kviečiamas trumpam užeiti į milicijos skyrių ir kažką pasirašyti.
Gyventojas liepė Anfisai, ištikimai ir senai Anos Francevnos namų darbininkiai sakyti, jeigu kas nors paskambintų, kad jis grįžęs po 10 minučių. Ir išėjo draugė su mandagiu, baltomis pirštinėmis, mūvinčiu milicininku. Tačiau jis negrįžo ne tik po 10 minučių, o ir apskritai niekada. Už vis keisčiausia tai, kad drauge su nuomininku atrodo dingo ir milicininkas. Dievo baiminga, atvirai šnekant, prietaringa Anfisa stačiai pareiškė didžiai susikrimtusiai Anai Francevnai, kad čia neapsieita be burtų ir kad ji puikiai žinanti, kas pasiglemžė ir gyventoją, ir milicininką, bet prieš naktį nenorinti apie tai kalbėti. Na, burtams, kaip žinote, užtenka tik prasidėti ir jau niekaip jų nebesuturėsi. Antrasis gyventojas dingo regis pirmadienį, o trečiadienį skradžiai žemę prasmego Belomutas, nors tiesa kitokiomis aplinkybėmis. Rytą jo pasiimti, kaip visada, atvažiavo mašina ir išvežė jį į tarnybą, tačiau atgal neparvežė ir pati daugiau nebegrįžo. Neįmanoma apsakyti Madame Belomut sielvarto ir siaubo. Deja, ir viena ir kita truko neilgai. Ta pačią naktį, sugrįžusi kartu su Anfisa iš vasarnamio, kur kažkodėl skubiai buvo išvykusi, Ana Francevna neberado bute jau ir pilietės Belomut. Tačiau tai dar ne viskas. Abiejų kambarių, kuriuos nuomavo Belomutai durys, buvo užantspauduotos. Šiaip taip praslinko 2 dienos. Trečiąją, per visą tą laiko nuo nemigos akių nesudėjusi Ana Francevna vėl skubiai išvažiavo į vasarnamį. Ar reikia sakyti, kad ji negrįžo? Likusi viena Anfisa į valias prisiverkė. Atsigulė 2 valandą nakties. Kas jai nutiko vėliau? Nežinoma. Tačiau kitų butų gyventojai pasakojo, kad 50 bute visą naktį kažkas bildėja, o buto languose neva iki pat ryto degusi elektra. Rytmetį paaiškėjo, kad ir Anfisos nebėr. Apie dingusius žmonės ir užkeiktą butą tame name ilgai buvo pasakomos visokios legendos, sakysim, kad ir tokios. Girdita perkarusi ir dievobaiminga Anfisa nešiojusi ant savo išdžiūvusios krūtinės zomšinį maišelį su 25 stambiais deimantais priklausančiais Anai Francevnai. Kad girdi vasarnamio, į kurį taip skubiai važinėjo Ana Francevna Malkinėje, buvo rastos kažkokios nesuskaičiuojamos brangenybės, tarp jų tie patys deimantai ir caro laikų aukso rubliai ir panašiai. Na, ko nežinome, dėl to ir galvos neguldome. Kad ir kaip ten būtų, butas tuščias ir užantspauduotas prasilaikė tik savaitę, o paskui jį atsikėlė Velionis Berliozas su žmona ir štai tasai Stiopa, taip pat su žmona. Savaime aišku, kad vos įsikraušius į apsėstą į butą, jų šeimose irgi prasidėjo velniava. Per 1 mėnesį dingo abi žmonos. Tačiau jų pėdsakai buvo aptikti. Žmonės Tauškė regėję Berliozo žmoną Charkove su kažkokiu baletmeisteriu, o Stiopos žmona neva atsidūrusi Božadomkoje, kur pasak gandų varjetė direktorius savo nesuskaičiuojamų pažinčių dėka ją išrūpino kambarį, tačiau su viena sąlyga, kad jos nei kvapo neliktų Sodų gatvėje. Taigi Stiopas suvaitojo. Jis ketino pasišaukti namų darbininkę Grūnę ir pareikalauti piramidono, tačiau vis dėlto susiprotėjo, kad tai kvailystės, kad jokio piramidono Grūnė žinoma neturi. Bandė šauktis pagalbant Berliozą, dusyk suvebleno: Miša, Miša. Tačiau, kaip patys suprantate, atsakymo neišgirdo. Bute tvyrojo visiška tyla. Pakrutinės kojų pirštus Stiopas susigaudė, kad guli su kojinėmis. Tirtančia ranka brūkštelėjo per šlaunį, norėdamas išsiaiškinti, ar su kelnėmis, ar be jų, tačiau nesuprato. Pagaliau, pamatęs, kad yra visų apleistas ir vienišas, kad pagalbos nesulauks, jis ryžosi keltis, nors tam reikėjo tiesiog nežmoniškų pastangų. Stiopa praplėšė sulipusius vokus ir išvydo savo atspindį veidrodyje. Žmogystą, striksančiais į visas šalis plaukais, išpurtusią juodais šeriais apžėlusią fizionomiją, užburkusiomis akimis, murzinais marškiniais su apykakle ir kaklaraiščiu, mūvinti ilgomis apatinėmis kelnėmis ir kojinėmis. Tokį jis išvydo save veidrodėje, o šalia veidrodžio išvydo juodai apsirengusi nepažįstamą žmogų su juoda berete. Stiopa atsisėdo lovoje ir kiek įmanydamas
išsprogino krauju pasrūvusias akis, įsmeigęs jas į nepažįstamąjį. Tylą sutrikdė nepažįstamasis, žemų sodrių balsu, su užsienietišku akcentu ištaręs tokius žodžius: Labą diena, malonusis Stepanai Bogdanovičiau. Stojo pauzė, po kurios, sutelkęs visas jėgas, Stiopa prastenėjo: Ko jums reikia? Ir pats nustėro, nepažindamas savo balso. Žodį ko jis pasakė diskantu, jums bosu, o reikia jam visai nepavyko ištarti. Nepažįstamasis draugiškai šyptelėjo, išsitraukė didelį auksinį laikrodį, kurio dangtelis buvo papuoštas deimanto trikampiu, paskambino 11 kartų ir tarė: 11, jau visą valandą laukiu, kol jūs pabusit, nes liepėte man ateiti 10. Štai ir aš. Stiopa apgraibomis susirado kelnes numestas ant kėdės šalia lovos ir suvapėjo: Atleiskite, apsimovė jas ir kimiu balsu paklausė: Prašome pasisakyti savo pavardę. Jam buvo sunku kalbėti. Sulig kiekvienu žodžiu kažkokią adatą badė jam smegenis, keldama pragarišką skausmą. Ką, jūs ir mano pavardę pamiršote? Nepažįstamasis nusišypsojo. Atsiprašau, sušvokštė Stiopa, pajutęs, kad pagirios krečia naują išdaigą. Jam pasirodė, kad grindys palei lovą prasmego ir jis beregint nulėks žemyn galvą po velnių į patį pragarą. Brangusis Stepanai Bogdanovičiau, prašneko svečias įžvalgiai šypsodamasis, joks piramidonas jums nepadės. Pasikliaukite sena išmintim, nuo ko susirgai, tuo ir gydykis. Vienintelis daiktas, kuris gali gražinti jums sveikatą, porą taurelių degtinės su aštriu ir karštu užkandžiu. Stiopa buvo gudrus žmogus ir net šitaip negaluodamas suvokė, kad užkluptam tokioje būklėje reikia prisipažinti visas kaltes. Atvirai šnekant, pradėjo jis vos apversdamas liežuvį, vakar aš mažumėlę daugiau nei žodžio, pertraukė jį lankytojas ir pavažiavo su kėdė į šalį. Stiopa išpūtęs akis išvydo, kad ant mažo staliuko stovi padėklas, ant kurio guli baltos duonos riekės, indelis su ikrais, lėkštelė marinuotų grybų, kažkoks puodukas, o galų gale talpi juvelyro našlės ropinukė su degtine. Stiopa ypač apstulbino tai, kad ropinukė išrasojusi nuo šalčio. Beje, nieko čia stebėtina nebuvo. Ropinė stovėjo dubenėlėje tarp ledų. Žodžiu, viskas buvo patiekta gražiai su išmanimu. Nepažįstamasis neleido Stiopos nuostabai pereiti į šoką ir mikliai pripylė pusę taurelės degtinės. O jūs, cyptelėjo Stiopa, su malonumu. Drebančią ranką Stiopa prinešė taurelę prie lūpų, o nepažįstamasis vienu mauku prarijo savo taurelės turinį. Čiaumodamas gabalą ikrų, Stiopa su didžiausiu vargu išstenėjo: O jūs neužkandat? Dėkoju, aš niekada neužkandu, atsakė nepažįstamasis ir įpylė po antrą. Atidengė puodą, jame buvo dešrelės su pomidorų padažu. Ir štai išsisklaidė prieš akis nelaboji žaluma. Liežuvis nebekliuvo, o svarbiausia, Stiopa šitą prisiminė. Prisiminė, kad vakar buvo užauta Schodnioje, skečų autoriaus Chustovo vasarnamėje, kur tasai Chustovas ir buvo nudanginęs Stiopą taksomotoru. Jis net prisiminė, kaip jie samdėsi tą taksomotorą prie metropolio. Drauge dar buvo kažkoks aktorius, ne aktorius, su patefonu lagaminėlėje. Taip, viskas vyko vasarnamėje. Nuo tos patefono muzikos beje stūgavo šunys. Štai tik kas toji dama, kurią Stiopa mėgino pabučiuoti, taip ir neaišku. Velniai žino, kas į tokia. Berods radijoje dirba, o gal ir ne. Taigi vakarykštė diena po truputėlį ėmė ryškėti. Tačiau dabar Stiopa kur kas labiau domino ši diena ir ypač nepažįstamojo žmogaus atnešusio degtinės ir užkandžių pasirodymas miegamajame. Štai ką ne pro šalį būtų išsiaiškinti. Na, dabar tikiuosi, jūs jau prisiminėte mano pavardę. Tačiau Stiopa tik droviai nusišypsojo ir skėstelėjo rankomis. Nejaugi, įtariu, kad po degtinės jūs dar gėrėt portveino. Bet klausykit, kasgi taip daro? Norėčiau paprašyti, kad visa tai liktų tarp mūsų, meilikaujamai tarė Stiopa. O, žinoma, tačiau už Chustovą aš savaime suprantama galvos neguldau. Jūs pažįstate Chustovą?
Vakar jūsų kabinete prabėgomis mačiau tą individą, tačiau užtenka bent vieną akimi dirstelėti į jo veidą, kad suprastum, jog jis niekšas, intrigantas, prisitaikėlis ir palaižūnas. Grina teisybė, pamanė Stiopa, apstulbintas tokios teisingos, tikslios ir trumpos Chustovo charakteristikos. Taigi vakarykštė diena palengva lipdėsi iš gabalėlių, bet nerimas vis dėlto nepaliko varietė direktoriaus. Mat toje vakarykštėje dienoje žiojėjo didžiulė juoda skylė. Sakykit, ką norit, bet štai šito nepažįstamo žmogaus su berete Stiopa vakar savo kabinete tikrai nematė. Juodosios magijos profesorius Volandas oriai prisistatė svečias, regėdamas Stiopos kančias ir išdėstė viską paeiliui. Vakar jis atvyko iš užsienio į Maskvą, tuoj pat užėjo pas Stiopą ir pasiūlė savo paslaugas varietė teatrui. Stiopa paskambino į Maskvos ryties scenos renginių komisiją ir šį reikalą suderino. Stiopa išbalo ir sumirksėjo. Pasirašė su profesoriumi Volandu sutartį 7 pasirodymams. Stiopa išsižiojo. Pasikvietė Volandą pas save šiandien 10 valandą ryto susitarti dėl smulkesnių detalių. Štai Volandas ir atėjo. Jį įleido namų darbininkė Grūnė, paaiškinusi, kad pati ką tik atėjo, kad apskritai esanti ateinanti darbininkė, kad Berliozo nėra namie, o jeigu svečias geidžias pasimatyti su Stepanu Bogdanovičiumi, tegul pats einas pas jį į miegamąjį. Stepanas Bogdanovičius taip giliai įmygęs, jog jį nesiimanti jo žadinti. Išvydęs, kaip atrodo Stepanas Bogdanovičius, artistas pasiuntė Grūnę į gastronomą degtinės ir užkandžio, į vaistinę ledo ir... Leiskite jums atsilyginti, suinkštė priblokštas Stiopa ir ėmė ieškoti piniginės. O, vieni niekai, atšovė gastrolierius ir pareiškė apie tai nenorys nė girdėti. Taigi išaiškėjo, iš kur atsirado degtinė ir užkandis. Bet į Stiopą vis dėlto buvo gaila žiūrėti. Jis ničnieko neprisiminė apie sutartį. Ir nors užmušk vakar nebuvo matęs šito Volando. Taip, Chustovas buvo, o Volando ne. Gal galėčiau žvilgtelėti į sutartį? Tyliai paprašė Stiopa. Prašom, prašom. Stiopa žvilgtelėjo į popierių ir nustėro. Viskas buvo kaip reikiant. Pirmiausiai paties Stepano ranka šauniai suriestas parašas. Kampe įstrižai finansų direktoriaus Rimskio rezoliucija, leidžianti išduoti artistui Volandui 10 000 rublių iš jam už 7 būsimus pasirodymus priklausančios 35 000 rublių sumos. Be to šalia dar ir Volando parašas, kad jis tuos 10 000 jau gavo. Tokios tokelės, pagalvojo nelaimingas Stiopa ir jam ėmė suktis galva. Prasideda kraupus atminties aptemimai. Savaime aišku dabar, tam Volandui pateikus sutartį, toliau rodyti nuostabą būtų buvę tiesiog nepadoru. Stiopa atsiprašė svečią minutėliai pasišalinsęs ir vienomis kojinėmis išpuolė į prieškambarį prie telefono. Bėgdamas šūktelėjo virtuvės pusėn. Grūnė! Tačiau niekas neatsiliepė. Jis žvilgtelėjo į Berliozo kabineto duris, kurios buvo šalia prieškambario, ir čia, kaip sakoma, sustingo it stabo ištiktas. Ant durų rankenos Stiopa pastebėjo virvelę su smalkos antspaudu. Šitau, kad nori, krioktelėjo kažkas Stiopos galvoje, tik to dar trūko. Ir čia Stiopos mintis nuskriejo jau 2 bėgiais. Tačiau, kaip visada būna per katastrofą, viena kryptimi ir apskritai vėl nežinkur. Sunku apsakyti sumaištį kilusią Stiopos galvoje. Šalia šitos velniavos su juoda bereta, šalta degtinė ir neįtikėtina sutartimi, prašom, dar ir antspaudas ant durų. Juk gali sakyti, kam nori, kad Berliozas kažką iškrėtė, niekas nepatikės, dievaži nepatikės ir vis dėlto antspaudas. Taigi... Ta akimirką Stiopos galvoje ėmė kirbėti itin nemalonios mintelės apie straipsnį, kurį kaip tyčiais neseniai bruko Michailo Aleksandrovičių atspausdinti žurnale, o straipsnelis tarp mūsų šnekant paikas ir niekam tikęs ir pinigai menki. Prisiminę straipsnį, Stiopa tuoj pat prisiminė ir vieną įtartiną pokalbį, kuris regis vyko balandžio 24 vakare šičia, valgomajame, jiedviem vakarieniaujant su Michailu Aleksandrovičiu. Žinoma, įtartinų tikrąją to žodžio prasme pokalbio vadinti negalima. Į tokį pokalbį Stiopa nebūtų leidęsis, tačiau šnekama buvo apie kažkokius nereikalingus dalykus.
tokių šnekų gerbėmiai piliečiai verčiau nei nepradėti. Lygi antspaudo tos šnekas, be abejonės galėjai laikyti niekais, o štai atsiradus antspaudui. Ak, Berliozai, Berliozai, kunkuliavo mintys Stiopos galvoje, stačiai galvon netelpa. Bet nebuvo kada liūdėti. Ir Stiopas surinko varietė finansų direktoriaus Rimskio numerį. Stiopos padėtis buvo kebli. Visų pirma, užsienietis galėjo įsižeisti, kad Stiopa nepasitikė juo net ir parodžius sutartį. O ir finansų direktoriui nežinia buvo ką sakyti. Juk nepaklausė jo, sakykit, ar aš vakar pasirašiau sutartį 35 000 rublių. Šitaip klausti nedera. Taip, pasigirdo ragelėje šaižus ir nemalonus Rimskio balsas. Sveiki, Grigorijau Danilovičiau, tyliai prašneko Stiopa. Čia Lichodėjevas. Štai koks reikalas. Pas mane sėdi tasai artistas Volandas. Taigi norėjau paklausti, kaip ten šį vakarą. Juodasis magas, atsiliepė ragelėje Rimskis. Afišos to jau bus gatavos. Aha, silpnu balsu numykė Stiopa. Na, iki pasimatymo. O jūs greit atvažiuosit? Paklausė Rimskis. Už pusvalandžio, atsakė Stiopa ir pakabinės ragelį suspaudė rankomis plyštančią galvą. Ajajai, kokia bjauri istorija. Kasgi atsitiko atminčiai, piliečiai, Vis dėlto ilgiau stypsoti prieškambarėje buvo nepatogu ir Stiopa beregint apmetė tokį planą. Visomis išgalėmis slėpti savo neįtikėtiną užmaršumą. O dabar pirmiausia, gudriai iškamantinėti užsienietį, kągi jis žada parodyti šį vakarą Stiopai patikėtame teatre. Stiopa nusisuko nuo aparato ir ūmai. Tinginės Grunio seniai nevalytame veidrodėje, kuris kabojo prieškambarėje, aiškiai išvydo kažkokį keistą tipelį. Ilgą kaip žalga, su pensnė, jeigu čia būtų buvęs Ivanas Nikolajevičius, jis būtų iš karto tipelį atpažinęs. O tas pasirodė ir bemat dingo. Sunerimęs Stiopa pažvelgė tolėliau į prieškambarį ir antrąsyk svirstelėjo, nes veidrodyje praėjo ir taip pat dingo didžiulis juodas katinas. Stiopai nusmelkė širdį. Jis susverdėjo. Kas čia dabar, pagalvojo? Nejau kraustojusi iš proto. Iš kur tie atspindžiai? Jis apsidairė po prieškambarį ir išsigandė sušuko. Grūne, koks čia katinas pas mus šlaistosi? Iš kur jis atsirado? Ir kas dar čia su juo? Nesijaudinkite, Stepanai Bogdanovičiau, atsiliepė balsas, bet ne Grūnios, o svečio iš miegamojo. Tai mano katinas. Nurimkite. O Grūnios nėra. Aš išsiunčiau ją į Voronežą. Jinai skundėsi, kad jūs neišleidžiate jos atostogų. Šitie žodžiai buvo tokie netikėti ir keisti, jog Stiopa nusprendė, kad jis prastai nugirdo. Be galo suglumęs jis ristute įlėkė į miegamai ir sustingo ant slenkščio. Jo plaukai šoktelėjo piestu, o kaktą išmušė smulkus prakaito lašeliai. Svečias miegamajame buvo jau nebe vienas, o su kompanija. Antrame krėsle sėdėjo tas pats tipas, kuris pasivaideno prieškambarėje. Dabar jis buvo gerai matyti. Ūsai it plunksnikės, vienas pensnės stiklas spinkčioje, o antroje visai nėra, bet miegamajame galėjo išvysti dar baisesnių dalykų. Ant minkštos kėdutės, kadaise priklausiusios juvelyro našliai, išsidrėbęs vampsojo kažkas trečias, būtent siaubingo dydžio juodas katinas. Vienoje letenoje laikas taurelę degtinės, o kitoje šakutę, ant kurios buvo spėjęs pasimauti marinuotą grybą. Miegamajame šviesos ir tai buvo maža, o dabar Stiopai pradėjo darytis tamsu akise. Štai kaip pasirodo kraustomas iš proto, pamanė jis ir griebėsi durų staktos. Kaip matau, brangusis Stepanai Bogdanovičiau, jūs truputėlį nustebęs, pasteiravo Volandas, dantimis kalenantį Stiopą. O stebėtis juk nėra kuo. Tai mano svita. Čia katinas išgėrė degtinės ir Stiopos ranka ėmė slysti, stakta žemyn. Ir tai svitai būtina kur nors gyventi, aiškino Volandas. Taigi, kai kas iš mūsų šiame bute nereikalingas. Ir man regis, kad nereikalingas kaip tik jūs. Jis, odžio balsu subliuvo languotasis Ilkšis. Apskritai jis paskutiniu metu krečia baisias kvailystės. Girtokliauja, naudodamasis padėtimi kimba prie moterų, nė velnio neveikia, o ką gali veikti, jeigu visiškai nesusigaudo apie reikalus, kurie jam patikėti. Viršininkams akis muilina.
Tuščiai valdišką mašiną gainioja. Apskundė Stiopa ir katinas, žiautarodamas grybą. Ir tą akimirką, kai Stiopa, jau susmukęs ant grindų, nusilpusią ranką grabinėjo staktą, bute pasirodė ketvirtas ir jau paskutinis vaiduoklis. Tiesiai iš veidrodžio kambarin įžengė mažas, tačiau nepaprastai pečiuitas žmogelis, su katiliuku ant galvos ir styrančia iš burnos iltimi, bjaurojančia ir taip jau šlykščiai jo fizionomiją. Jis buvo rusvais, net ugniniais plaukais. Aš, įsiterpė į pokalbį tasai atvykėlis, apskritai nesuprantu, kaip jis tapo direktoriumi. Čia rusvaplaukis ėmė vis labiau sniaukroti pro nosį. Jis toks pat direktorius, kaip aš, archierėjus. Tu nepanašus į archierėjų, Azazelai, tarstelėjo katinas, dėdamas į lėkštę dešrelių. Aš ir sakau, susniaukrojo rusvaplaukis ir atsigręžęs į Volandą pagarbiai pridūrė. Leiskit, mesyrė, išdanginti jį velniop iš Maskvos. Škats, pašiaušęs šerius, ūmai sukniaukė katinas. Ir staiga miegamasis ėmė sukti Stiopos akise. Jis trenkėsi galvą į staktą ir netekdamas sąmonės dar pagalvojo mirštu, bet jis nenumirė. Pravėręs akis pamatė, kad sėdė ant kažkokių akmenų. Šalia kažkas šniokštė. Kai atsimerkė kaip reikiant, išvydo, kad šniokščia jūra. Dar daugiau, kad bangos dūžta prie pat jo kojų ir kad, trumpai tariant, jis sėdi pačiame molo gale, kad apačioje tviska žydrabangė jūra, o užpakalyje ant kalno gražus miestas. Nesusigaudydamas, kaip tokiais atvejais reikėtų elgtis, Stiopa atsistojo virpančiomis kojomis ir patraukė molų į krantą. Ant molo stovėjo kažkoks žmogus, rūkė ir spjaudė į vandenį. Klaikiu žvilgsniu pažiūrėjęs į Stiopą, jis liovėsi spjaudęs. Tada Stiopa iškrėtė tokį triuką. Atsiklaupė prieš nepažįstamą į rūkorių ir tarė, maldauju jūs. Pasakykite, koks čia miestas? Kas čia dabar? Tarė kietaširdis rūkorius. Aš negirtas, kimiai pasakė Stiopa. Aš sergu, man kažkas nutiko, aš sergu. Kur aš? Koks čia miestas? Na, Jalta. Stiopa tyliai atsiduso. Nugriuvo ant šono, dunkstelėjo galvą į šaltą molo akmenį, sąmonė apleido jį.